Sveikas merginos. Šiandien pagaliau prisėdau nufilmuoti filmuką, kurį jau labai seniai žadu nufilmuoti ir niekaip, žinokit, neprisėdu. Tai yra apie elektrinį plaukų garbaniuoklį iš Irresistible Me. Tai štai kaip atrodo pati dėžė ir tai yra ta pati kompanija, iš kurios gavau savo prisegamus plaukus. Bet kaip mato, šiandien esu be jų, šiandien esu su savo natūraliais plaukais. Ir kaip galit matyti, jie yra dar šiek tiek patrumpėję, kadangi ne per seniausia dar šiek tiek pakirpau galus. Ir, žodžiu, grįžtant prie aparato, tai vadinasi būtent šis daiktas Moonstone. Turbūt štai tokius garbaniuoklius jau esat matę ne kartą ir ne du, kadangi tikrai ne viena ir ne dvi firmos gamina būtent tokio tipo garbaniuoklius. Dabar galima sakyti, kad tai yra kažkoks trendas. Ir aš to papasakosiu apie patį aparatą ir papasakosiu, ką jisai turėtų daryti, ką daro, ko nedaro ir, žodžiu, apie viską nuo A iki Z. Tai va, tai kaip ir rodžiu, dėžutė atrodo štai taip. Čia kitoje pusėje yra surašytas visokios funkcijos, ką šitas aparatas turi, ką daro ir taip toliau. Ir štai atidarius dėžutę, viskas atrodo viduje taip. Ir vat yra aparatas pats, taip pat išimsiu ir parodysiu. Atėjo su štai tokiu galu, tačiau aš naudoju štai tokį kaip ir, neatsimenu kaip vadinasi, bet mes tiesiog naudojam elektros perėjimu, bet turbūt tai nėra teisingas pavadinimas, bet žodžiu tokio daikto reikia. Ir štai kaip atrodo pats aparatas. Ir dar viduje yra toks kaip ir, aš viską dabar išimsiu ir geriau parodysiu. Yra štai toks kaip ir laikiklis ir taip pat yra buteliukas, į kurį įpili vandens ir tada įpili į patį aparatą, kadangi garbaniuoklis yra garinis. Ir žinoma, yra štai tokia maža knygutė su instrukcija, kaip naudotis, ką daryti ir taip toliau. Kaip žinoma, ir su visais tokiais aparatais būtų. Ir dabar trumpai papasakosiu, kokias funkcijas šitas daiktas turi. Tai matot, štai kaip atrodo. Pats aparatas yra plasmasinis, bet jaučiasi, kad pakankamai geros plasmasės. Vienintelis dalykas, kas man labai negražiai atrodo ir man atrodo, kad taip pat apsilaupys, tai yra va šita va dalis. Tai yra ta tokia juoda plasmasė nupurkšta sidabriniais dažais. Nu, žinot, kai būna tos tokios papigiai, tai man atrodo, kad šitas apsilaupys labai greitai. Ir, žodžiu, štai čia yra visokios funkcijos. Tai pati pirma funkcija yra įjungti aparatą ir čia galima pasirinkti temperatūrą. Tai yra 450, 410 ir 380. Tai yra Fahrenheit, tai yra, jau norėjau sakyti japoniškos, ne japoniškos, bet amerikietiškos temperatūros. Dabar, žinokit, tiksliai neatsimenu, kaip yra Europai, bet man atrodo 450, 210, paskui 100 gal 90. Nu, žodžiu, žinokit, bijau nusišnekėti, geriau pasižiūrėti internete. Paskui sekantis mygtukas yra štai čia jungti, išjungti, tai yra garai. Ar nori, kad su garais garbaniuotų, ar be garų. Sekantis yra timeris. Tai tiesiog nusistatai, ar ilgiau nori laikyti, ar trumpiau, tai yra 80 ir 12 sekundžių. Ir pats paskutinis turėtų būti, į kurią pusę garbanoja. Tai yra į dešinę, į kairę ir auto. Tai, žodžiu, į vieną ir į kitą pusę. Tai va, tai, žodžiu, yra visi šitie mygtukai, viskas parašyta. Ir dabar pats principas, kaip turėtų būti, tai, žodžiu, paimi plauką, labai nedaug, uždedi šitą aparatą, labai svarbu yra, kad šita dalis, kaip matot, būtų arčiau galvos, o šita dalis, kuriame suka plaukas su štai tokiu juodu pipsiuku, tiesiog, kad būtų išorėje, nes per šitą pusę išeina karštis ir jeigu naudojate garus, taip pat išeina garai. Tai yra labai svarbu, nes kitaip galit nusideginti galvą ir patikėkit, tai nėra labai malonus jausmas. Ir, žodžiu, principas turėtų būti toksai, kad paimi tiesiog truputėlį plaukų, štai taip suspaudė, šitas aparatas susuka ir padaro garbaną. Bet kol aš nejungiu, noriu jums pasakyti, kame yra reikalas. Aš žiūrėjau labai daug YouTuberio video būtent apie šitą aparatą. Jom labai gražiai padaro garbanas, labai viskas puiku. A mano plaukų šitas daiktas neveikia. Nelabai, žinokit, suprantu, kame yra reikalas. Aš už sekundės įjungsiu ir tiesiog jums parodysiu, kad tikrai įrodyt, kad aš šiandien nusišneku.
Bet, žinokit, bandžiau ir ant daugiau plaukų, ir ant mažiau plaukų, bandžiau ir iškart išsiplovus, išsidžiovinus, ir sekančią dieną, ir po 2 dienų neplovimo galvos, nes galvoju, gal kažkaip ar plaukai susirebalavę, ar kažkas, galvoju nesąmonė, kaip taip gali būti, ir bandžiau ant žemiausios temperatūros, ant aukščiausios ir laikyti trumpiausią laiką ir ilgiausią. Žodžiu, žinokit, pabandžiau ant visiško maksimumo ir ant ilgiausio laikymo. Ir vis tiek man nepadaro garbanos. Tai aš nelabai žinau, kodėl taip yra. Ir ne tai, kad aparatas būtų blogas ar jisai neveikia, nes aš aną dieną pabandžiau ant vyro mamos, gaila dabar jos nėra pas mus namuose, tai negaliu ant jos parodyti. Galbūt kuriame savo kitame vloge parodysiu, kaip jai padaro, nes pavyzdžiui, ant jos labai gražios gaunasi garbanos ir labai viskas puikiai veikia. Tai todėl aš ir galvoju, kad yra kažkas su mano plaukais, ar jie šiuo metu yra ar pasirebalavę, ar dar kas. Žinokit, neįsivaizduoju, bet žodžiu, kaip ir sakiau, kaip ir visais būtais bandžiau, man tiesiog neveikia. Bet kaip bebūtų, aš vis tiek įjungsiu ir jums tiesiog parodysiu, kaip yra pats principas ir kad tikrai man tas garbanos nesidaro. Tai štai mano aparatas jau yra įkaitęs, nežinau, jų matosi ar ne, bet uždėjau ant pačios aukščiausios temperatūros, tai yra 450 Fahrenheit, ir ant ilgiausio laikymo tai yra 12 sekundžių. Tai kaip minėjau, šita pusė turi būti galvos pusėje, šita turi būti išorėje, kad nenusideginti. Ir paimu dabar tokią nedidelę srogelę. Įdedu į aparatą, stengiuosi neliesti šaknų, tiesiog dėl atsargos, kad nenusideginčiau taip pat. Ir dabar suspausiu ir aparatas susuks mano plauką. Štai matot kaip. Ir dabar bus 5 kartų supipsėjimas ir tada toks pip, vadinasi, kad yra garbana paruošta. Štai, girdėjot ir štai kaip atrodo. Kaip matot, aš ten turiu veidrodį, tai dabar turbūt nesufokusino gražiai. Bet matot kaip? Va, mano plaukas štai toks yra, šiek tiek jisai užsilenkia ir viskas. Ir nėra jokios garbanos. Bet aš galiu dar kartą pabandyti. Žinokit, ir iš tikrųjų labai gaila, nes tikrai labai nekantravau išbandyti šitą dalyką. Ir labai džiaugiausi, kada gavau, nes aš už tokius aparatus garbaniuoklius, žinokit, žiūrinėjau dar, kai Japonijai gyvenau. Ir niekaip kažkaip neįsigydavau. Tai dėl to, kad jisai neveikia taip, kaip norėtųsi, tai iš tikrųjų labai gaila. Va, matot, aš vis išeinu iš fokusinimo. Tokia pusiau, ale pasigarbanojus, ale ne, bet aš tokių gražių garbanų tikrai negaliu padaryti. Žinokit, paskutinė šitoj pusėje dar kartą parodysim. Dabar reikia apsukti aparatą. Štai taip. Iš tikrųjų, galbūt kažkas įsivaizduot, kame reikalas, nes aš, žinokit, bandžiau ir su savo kitu garbaniuokliu ir vis tiek buvo ta pati istorija. Vis tiek man nesugarbanavo gražiai plaukų, toksai gaunasi kaip užsilenkimas, matot kaip čia, ir viskas, ir nėra garbanos. Žinokit, nežinau, galbūt turit kažkokį patarimą, ką daryti, bet man atrodo, kad pasikeitė tiesiog mano plauko struktūra, nes anksčiau būdavo, kad aš galiu sugarbanoti savo plaukus labai gražiai, labai lengvai ir išsilaikydavo visą dieną, nepaisant to, kad aš ištisai darydavau visokius keratinus plaukam, silikoną dėdavau ir ko aš tik nedarydavau, kad man jie būtų tiesus. Tai iš tikrųjų dabar nieko tokio visiškai nedarau, dabar mano plaukai natūraliai auga ir vis tiek man tos garbanos nesigauna. Tai iš tikrųjų labai gaila, kadangi dabar jau mano plaukai visai neblogai atrodo, dabar man visai pradėjo jie tokie trumpi patikti, tai jeigu šiek tiek pagarbanočiau, būtų labai gražu, bet dėja negaliu to padaryti. Tai va, tai kaip ir sakiau, aparatas nėra blogas, viskas yra su juo gerai, bet dėja ant mano plaukų neveikia. Ir kaip aš žadėjau, būtinai kuriame nors iš savo vlogų parodysiu, kaip ir ant vyro mamos, arba galbūt pavyks mane įkalbinti, kad padaryčiau jai tokį ale makeoverį, tiesiog, kad padaryčiau makiažą ir plaukus, tai tuomet galėčiau panaudoti šitą aparatą, tai tuomet galėčiau dar kartą papasakoti ir su jumis pasikalbėti. Tai nepažadu, bet žinokit, tikrai pabandysiu ją įkalbėti, galbūt sutiks pabūti mano modeliu prieš kamerą. Tai va, tai šiandien, žodžiu, tokia apžvalga galbūt nėra pati optimistiškiausia. Aš paprastai nelabai mėgstu tokių, kaip galima sakyti, galbūt negatyvių apžvalgų,
daryti, bet tiesiog norėjau papasakoti ir to pačiu paklausti pas jumis patarimo, ką daryti ir kas atsitiko mano plaukam. Galbūt jum yra tai buvę, kad anksčiau garbanus labai gražiai gaudavosi, dabar plaukai visiškai nereaguoja jokius garbaniuoklius. Tai žodžiu viskas. Šiandien tiek, paliksiu linką pačioje, iš kur mano šitas aparatas yra, jeigu kažkam tai įdomu. O jums kaip visada labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko ir pasimatysim mano kitose vloguose bei filmukuose. Iki!